Lietuvos žemės ūkis pagamina daug ir įvairios produkcijos – pieno, mėsos, kiaušinių. Tai pagrindiniai gyvulininkystės produktai. Nemažai jų dalis parduodami kitoms šalim, eksportuojama. Pavyzdžiui, pieno produktų eksportuojama daugiau kaip pusė viso Lietuvoje pagaminamo kiekio. Be to, yra dar viena žemės ūkio šaka, kurios produkcija beveik visa parduodama pasaulinėje rinkoje. Tai kailinių žvėrelių auginimas. Iš kailinių žvėrelių Lietuvoje daugiausia auginama audinių. Pastaraisiais metais žvėrelių ūkiuose jų buvo laikoma apie 2 milijonai. Lietuvoje yra iki 10 didelių žvėrininkystės ūkių, kuriuose auginama po 100–300 tūkstančių audinių. Visi didesniuose ūkiuose paruošiami žvėrelių kailiai parduodami užsienyje kartu su kailiais iš Norvegijos, Švedijos, Olandijos, Kinijos ir kitų šalių. Lietuviški kailiai yra labai kokybiški, todėl juos dažnai nuperka prabangių mados namų dizaineriai savo drabužių kolekcijoms siūti. Ūkininkai ir kiti kaimo žmonės ūkiuose augina triušius, kai kas laiko nutrijas. Šie žvėreliai laikomi ne tik dėl kailio, labai maistinga yra jų mėsa. Pavyzdžiui, triušieną patariama valgyti vaikams, ligoniams, nes ji turi daug mineralinių medžiagų, yra lengvai virškinama. Triušių auginama įvairių veislių, vieni stambūs, dideli, kiti mažesni. Vienų kailis vertingas, kiti labiau skirti mėsai. Triušiai labai greitai veisiasi. Per metus patelė gali atsivesti daugiau kaip 20 triušiukų. Paukštininkystė. Gyvulininkystės šaka, kuri gana greitai duoda rezultatus. Mat paukščiai sparčiai auga. Paukščiai duoda įvairią produkciją. Galima naudoti plunksnas, pūkus, vartoti mėsą, kiaušinius. Vis dėlto pagrindinė paukštininkystės paskirtis – kiaušiniai ir paukštiena. Dėl kiaušinių laikomos vištos dedeklės. Jos per metus padeda apie 250 kiaušinių. Tai labai maistingas, daug baltymų turintis produktas, be kurio sunku apsieiti ruošiant maistą. Mėsai auginami viščiukai vadinami broileriais. Tai populiariausias auginamas gyvūnas visoje Europos Sąjungoje. Kasmet jų užauginama milijonai. Didžioji dalis broilerių auginami paukštynuose. Į paukštynus atvežami vienadieniai viščiukai, kuriems reikia švarių, gerai vėdinamų patalpų, specialaus lesalo. Dėl to paukštynuose oro temperatūra, vėdinimas, lesimas yra automatizuoti. Viską valdo kompiuteriai. Viščiukai auginami ant kraiko, palaikoma pastovi temperatūra. Jie mėgsta šilumą. Pirmosiomis dienomis paukštidėje turi būti labai šilta, daugiau kaip 30 laipsnių šilumos. Paaugusiems maždaug mėnesio amžiaus broileriams pakanka maždaug 20 laipsnių šilumos. Auginami sausose, gerai vėdinamose ir šiltose patalpose. Lesinami kokybiškais lesalais iki 2 kg broileriai užauga per 1,5–2 mėnesius. Auginant paukščiukus savo ūkyje prie namų jie taip greitai neauga, tačiau turi daugiau erdvės judėti negu paukštynė. Būna lauke, todėl minta natūralesniu maistu. Lesa tai, ką randa gamtoje, o ūkininkai jiems dar duoda grūdų ir kitokių lesalų. Ūkininkų kieme galima pamatyti ir kalakutų, žąsų, ančių. Jų laikoma nedaug, dažniau šeimos poreikiams tenkinti. Tačiau didžiosioms šventėms, šventoms kalėdoms ar Velykoms lietuviai mėgsta kepti antį, žąsį ar kalakutą. Beje, yra žąsų veislė, kuri labai svarbi Lietuvai. Tai senovinės vištinės žąsys. Jos išvestos beveik prieš 100 metų, tačiau buvo išnykusios. Maždaug prieš 60–70 metų mokslininkai Lietuvą atvežė 100 vištinių žąsų kiaušinių, kurios gavo iš užsienio kolekcininkų. Iš jų išperino žąsiukus ir taip atkūrė seną lietuvišką žąsų veislę, kuri dabar yra saugoma, kad neišnyktų. Bitė yra viena seniausių vabzdžių pasaulyje. Archeologai atrado net 20 milijonų metų senumo bičių darbininkių liekanų. Šiandien bitynuose laikomos bitės skiriasi nuo savo protėvių. Manoma, kad prieš milijonus metų bitės buvo kitus vabzdžius medžiojantys plėšrūnai. Dabar bitės, kaip ir visi gyvuliai ir paukščiai, turi savo veisles, kurios vadinamos rasinės. Jos neagresyvios, neša daugiau medaus nei laukinės bitės ar širšės.
Bitės gyvena aviliuose šeimomis. Šeimą sudaro bičių motinėlė, tranai, bičių patinai ir bitės darbininkės. Viename avilyje vasarą per medunešį būna apie 100 000 bičių. Žiemoti lieka mažiau bičių, apie 40–60 tūkstančių. Pagrindinė šeimos bitė motinėlė. Bičių motinėlė gyvena ilgiausiai iš visos bičių šeimos, iki 5 metų, kai bitės darbininkės vos mėnesį. Vasarą bičių motinėlė kasdien padeda iki 1500 kiaušinėlių, iš kurių ritasi bitės darbininkės ir tranai. Bitė darbininkė nuo savo gimimo atlieka įvairiausius darbus. Pirmiausia, jinai tvarko avilį. Praėjus maždaug savaitei pradeda gaminti pienelį, kuriuo maitina motinėlę ir perus. Po to bitė tampa statybininkė, gamina vašką ir lipdo korius. Gyvenimo pabaigoje bitės į avilį neša vandenį, nes šis darbas yra bene lengviausias. Svarbiausias bitės darbininkės darbas – rinkti nektarą ir perdirbti jį į medų. Nektaro bitės skrenda apie 3 kilometrus. Kad suneštų 1 kilogramą medaus, joms tenka aplankyti 2 milijonus žiedų. Jei geras medunešis, bičių šeima per vasarą prineša 70–80 kg medaus. Kad surinktų daugiau medaus, bitininkai avilius veža į vietas, kur daug žydinčių augalų, atsižvelgia į jų žydėjimo laiką. Todėl avilių galima pamatyti laukuose, pamiškėse, prie žydinčių grikių ar rapsų laukų. Per vasarą bitininkai kelis kartus perveža avilius iš vienos ganyklos į kitą. Bitės ne tik medų neša. Prie užpakalinių kojelių jos turi specialius maišelius, kur surenkamos žiedadulkės. Jos parnešamos į avilį ir dedamos į korio akutes ir konservuojamos. Taip ruošiamas maistas žiemai – bičių duonelė. Šie bičių produktai, kaip ir medus, turi gydomųjų savybių, stiprina žmogaus atsparumą peršalimo ligoms. Lietuvoje yra pramoninių didelių bitynų, kuriuose laikoma po kelis šimtus bičių šeimų. Didžiausiame bityne yra apie 800 avilių. Kaip matėte, gyvulininkystė labai įvairi ir daug žinių reikalaujanti žemės ūkio šaka. Gyvuliams, kaip ir žmonėms maisto, reikia pašaro, kuris tenkintų kiekvieno jų organizmo poreikius. Reikia išmanyti, kaip kiekvieną gyvulį, paukštį ar bitę prižiūrėti, kokių jam reikia sąlygų, kaip teisingai su juo elgtis, kad būtų naudingas. Šiuolaikinės modernios gyvulininkystės technologijos neapsieina be kompiuterinių programų, robotų, išmanių mechanizmų. Modernizuojantis ūkiams didėja gyvulininkystės specialistų poreikis. Ūkininkams ir gyvulininkystės kompleksams, paukštynams, kuriančioms ir parduodančioms modernę žemės ūkio technologijas įmonėms, valstybės įstaigoms reikia išmanančių specialistų, veterinarijos gydytojų, gyvulininkystės technologų, sumaniosios gyvulininkystės specialistų. Esi ne kartą buvęs pas gydytojus poliklinikoje. Atsitinka, kad ir gyvuliai suserga. Veterinarijos gydytojas – gyvulių gydytojas. Šis darbas yra toks pat atsakingas kaip ir žmonių gydytojo, bet to reikalaujantis daug daugiau išmanymo. Juk triušis ar veršiukas negali pasakyti, ką jam skauda. Tai turi nuspėti veterinarijos gydytojas ir parinkti tinkamus vaistus. Gyvulininkystės technologai dirba panašų darbą kaip žmonių gydytojai dietologai. Jie tyria gyvulių mitybą, stebi, koks pašaras yra tinkamiausias karvėms, veršiukams ar kiaulėms. Juk visų jų poreikiai skiriasi, todėl reikia skirtingo pašaro, papildų, vitaminų, kad augtų sveiki. Tai labai svarbus darbas, nuo kurio priklauso gyvulininkystės ūkio sėkmė. Abiejų šių profesijų galima išmokti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijoje. Gyvulininkystės specialistais galima tapti ir mokantis kolegijose bei žemės ūkio mokyklose. Moderniausiom technologijom ateinant į ūkius reikia jaunų žmonių, kurie gebėtų valdyti ir kontroliuoti kompiuterizuotas fermas, išmanytų naudojamą techniką, žinotų, kokiomis sąlygomis reikia laikyti gyvulius, kaip tvarkyti dokumentus. Tokiam gyvulininkystės vadybininko darbui rengiami sumaniosios gyvulininkystės specialistai. Norintieji jais tapti mokosi Aleksandro Stulginskio universitete. Baigę universitetą sumaniosios gyvulininkystės specialistai galės taip pat dirbti ūkiuose ar gyvulininkystės kompleksuose, įmonėse teikiančiose paslaugas ūkininkams, konsultuoti ūkininkus.
Tie jaunuoliai, kurie baigia mokslus, nori dar daugiau žinoti apie gyvulius, gali tapti mokslininkais ir tyrinėti neaprėpiamas gyvulininkystės sferas – gyvulių laikymą, mitybą, gyvulininkystės produktus ir dar daugybę įdomių dalykų. Tačiau gyvulininkystės nebūtų be ūkininkų – tai garbingiausia profesija. Todėl bet kokius mokslus baigę jaunuoliai mylintys kaimą ir gyvulius gali ūkininkauti. Gyvulininkystė yra viena iš svarbiausių žemės ūkio šakų, padedanti aprūpinti maistu. Dėl to visi gyvulininkystės specialistai labai reikalingi ir laukiami kaime.